Nepaisant permainingų vasaros orų, šiemet Lietuvos ūkininkai sulaukė gero grūdų derliaus. Grūdinių ir ankštinių kultūrų derlius 4/4 didesnis nei pernai, o rapsų 3/3. Žemdirbiams palanku ir tai, kad pasaulinėse rinkose išliko aukštos grūdų kainos. Todėl labiausiai išlošė tie ūkininkai, kurie sugebėjo greitai nuimti derlių ir turėjo sąlygas jį sandėliuoti. Anksčiau pradėjęs tikrai niekad nesigailėsi. Javapjūtė Lietuvoje 10 dienų būna normalaus kulimo, po to tai jau yra po valandą gaudimas. Užtat ir turim investuoti į kombainus, į laukus, konsoliduoti, kad didesnius masyvus daryti, kad kuo tik labiau techniką išnaudoti. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama žemės ūkio valdų modernizavimui aktyviai naudojosi ir grūdų ūkiai. Jiems buvo skirta 110 milijonų litų. Didžioji dalis šios paramos panaudota naujos žemės ūkio technikos įsigijimui, o 39 milijonai litų investuoti į modernę grūdų džiovinimo ir saugojimo įrangą.